Na, Labadiena. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Noriu iš karto pasakyti, kad nedarau rangos, nepardavinėju medžiagų, todėl galiu pasiūlyti jums tik patarimus, savo patirtį ir padedu žmonėms, kurie kreipiasi, susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais sutaupyti daugiausiai šilumos pastatuose. Supratau. Jo, dabar aš matau, pirmiausiai tai noriu žinot, kaip jūs kreiptis. Mano vardas Robertas, kaip jūs vadint? Mano vardas Deimantas. Deimantas, malonu Deimantai. Dabar žiūrėkit, jūs uždavėt klausimą. Domina sienų šiltinimas termoputomis. Tai klausimas labai nekonkretus, vien dėl to, kad žodis termoputos tai praktiškai nereiškia nieko. Tai yra tūkstančiai įvairių rūšių ir visko, skirtų tiek statyboms, tiek nestatyboms. Tai ką jūs turite omeny po šito žodžiu? Žoginėne tos, kur atvirų, uždarų porų, ten būna, žinot, taip jos vadinas, poliuretano. Aha, poliuretano putos. Poliuretano putų yra šimtai, labai įvairių, su įvairiomis savybėmis ir skirtų taip pat įvairioms labai sritims. Tiek pakavimo, tiek vamzdynų šiltinimo, kur vienos visiškai netinka kitoms sritims, kitoms anoms sritims. Taip kad jeigu jūs galvojat, kad visos poliuretano putos yra panašiai vienodos, tai tikrai ne. Ir, sakykime, atvirų porų putų taip pat yra šimtai, kurios kardinaliai skiriasi vienos nuo kitų ir vienos tinka, sakykime, šiltinimui pastatų, kitos netinka arba reikalauja ypatingų sąlygų. Tai aš galiu trumpai pasakyti jums, kas darosi su putomis ir kaip panaudoti, jeigu jūs domina. Man tik tai oro tarpas, matai, žadu šiltinti oro tarpas ir mūrinis namas. Supratau. Tai jums domina būtent oro tarpas, ar ne? Taip, oro tarpas. Supratau, tai čia poliuretanas visiškai ne prie ko. Poliuretaninės putos į oro tarpą nepučiamos. Į oro tarpą pučiamos specialios oro tarpams skirtos termoputos, kurios gaminamos amino karbamidinių dervų pagrindu ir tai jau yra visai kitokia technologija ir kitokia medžiaga. Tai tada, aišku, šito dalyko tikrai Lietuvoje labai daug, bet labai didelė maišalinė rinkoje. Nes kada atsirado pirmoji technologija, kurią danai, reiškia, pirmiausiai atvežė į Lietuvą, tai pasirodė labai efektyvi ir tada visi pradėjo tempt visokius galus iš visų kampų, ir lenkiškų, ir buvusių rusiškų tarybinių, ir kokių tik tai norit, ir iš tikrųjų labai daug šlamšto atsirado tame. Todėl dabar toje maišalinėje susigaudyti yra sunku. Plus, kas dar pasidarė, kada prasidėjo sunkesni laikai, tada visi pradėjo ieškoti pigesnių medžiagų ir netgi ir gavosi taip, kad maži atlyginimai, žmonės pradėjo išvažiuoti į užsienį dirbti ir tada buvo įmama labai pigi ir labai nekvalifikuota darbo jėga ir net su gera įranga ir su gerom medžiagom labai dažnai buvo daromos didelės klaidos ir labai negeri rezultatai gaudavosi. Todėl vienas iš pagrindinių rodiklių tai yra ne tiek pačios medžiagos ir technologija, tiek darbuotojų kvalifikacija. Nes jeigu darbuotojas dirba kokius pirmus 3-5 metus, tai jis tikrai daro daug klaidų, nes technologija pakankamai sudėtinga. Nes šitos termoputos gaminamos jūsų kieme. Atsivežus komponentus, daromi vandens tirpalai, ten yra slėgiai, temperatūros, konsistencija, įvairūs komponentai, maišymas ir galima tikrai padarius klaidų pripūsti į sieną to, kas visiškai netinka ir netgi gadina sienas. Tai va tokių dalykų yra. Žinot, ką aš jums patarsiu? Mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt, jūs galite įeiti į skyrelį straipsniai ir pirmoji straipsnių serija vadinasi šilumos išsaugojimas namuose. Tai ten tikrai rasit viską pilnai apie šiltumą pastato, toliau apie oro tarpus, kokiom medžiagom užpildyti oro tarpus, kokią technologiją pasirinkti ir kokius rangovus pasirinkti. Tai tikrai pasiskaitykite ten ir
vertėtų pasidomėti šituo dalyku giliau, nes rinkoje labai didelė maišalynė. Aš jums parašysiu laišką į ekspertai LT ir tiesiog sudėliosiu šiek tiek ir tą adresą, kur pasiskaityti, taip pat nurodysiu. Tai dabar supratau, tai jūs, kai rašot paklausimą, tai tada tiesiog reikėjo parašyti, kad būtent konkrečiai oro tarpams būtų aiškiau, tada aš iš karto būčiau atrašęs. Gerai, supratau. Gerai, gerai, prašau, jeigu reikės konsultacijos, sandarusnamas.lt, mane rasit, tvarkant namą, iš tikrųjų yra labai daug niuansų, kaip padaryti namą šiltu, ekonomišku, moderniu, šiuolaikiniu, jaukiu ir nedarant klaidų nebrangiai. Ir dabar, ar tikrai reikia jums sienų oro tarpus šiltinti? Čia dar klausimas, nes 4/5 šilumos nuostolių prarandama dėl to, kad šiltas oras, mūsų pinigai sušildytas, pirmiausiai kyla į viršų ir remiasi į lubas. Ir labai didelė dalis, kai lubos nesandarintos, praeina per lubas ir sieną šiltinant praktiškai negaunamas efektas, todėl kad vis tiek per lubas tas pats kiekis šilumos išeina laukan. Tai kitas klausimas, kas pas jūs virš lubų yra, ar yra šalta nešildoma palėpė virš lubų? Jo, yra šalta. Tada klausimas, kas perdango yra tarp šildomų kambarių ir šaltos palėpės, kas ten yra? Senas namas yra gelbetonas perdanga. Taip. Ir man atrodo 15 centimetrų, jeigu neklystu. Yra dujų silikatas tas senas tarybinis. Dujų silikatas, jis ten gabalais sudėtas, ne? Jo, ten gabalais sudėtas. Tai supraskit, kad mums svarbiausiai 4/5 šilumos nuostolių yra dėl šilto oro pabėgimo. Tai šiltas oras labai lengvai keliauja, pats silikatas, jisai tik tai guli gabalais, o oras aplink jį vaikšto. Tai šiltas oras lengvai praeina per visus ten plyšius, per visus sandūras visas eina lengvai. Todėl tai neefektyvu. Tai ar tikrai jums padės oro tarpo šiltinimas, jeigu viršui nesutvarkyta? Žinot, ką aš patarčiau? Pirmiausiai, ką reikėtų? Tai reikėtų sandarumo testo pagalba nustatyti, kur šiltas oras pabėga ir per kur šaltas įtraukiamas į tą vietą. Nes kai šiltas pabėga, visada gaunasi oro išretėjimas ir šaltas įtraukiamas. Tai būna per rozetės, traukia per durų apačias, per palangių nesandarų įmontavimą, įvairiai labai. Tai va tą dalyką reikia nustatyti ir kaip šilto oro pabėgimą ir šalto įtraukimą sustabdysit, jūs jau laimėsit 80% mažiausiai šilumos nuostolių. Supratau. Tai va, tai sandarumo testą pasidarykit, aš parašysiu visus duomenis apie tai, tai gausit laišką iš ekspertai LT. Gerai. Ačiū labai. Dėkui jums, geros dienos, linkiu jums racionalių sprendimų ir ekonomiškų rezultatų. Jeigu reikės, kreipkitės. Gerai, ačiū. Dėkoju. Iki. Na štai, brangiai. Iš tikrųjų, labai dažnai būna taip, kad žmonės tiesiog galvoja, kad visos termoputos yra termoputos, jos visos vienodos. Tai šitą dalyką atkreipkite dėmesį, kad skirtingom reikmėms termoputos visiškai skirtingos ir jų yra visokiausių. Todėl labai aiškiai reikia suprasti, kad ne pavadinimais reikia vadovautis konkrečiomis medžiagos savybėmis. Kur tas savybės rast? Garantuotuose patvirtintuose dokumentuose. Jeigu tokių dokumentų nėra, aš tikrai nerekomenduočiau rizikuoti, bet kokiu marmalu padarytų iš kažko neaišku ir neaišku su kokiomis savybėmis, nes tai gali labai brangiai atsieiti, ypatingai oro tarpus pripūsit. O kaip išimt tada? Jeigu tai netinkama medžiaga ir jeigu tai blogina sienos savybės netgi. O šito dalyko tikrai yra pakankamai daug rinkoje. Tai štai toks patarimas jums, atkreipkite dėmesį. Jeigu reikės konsultacijos, rasit Sandarus namas LT skyrelėje konsultacijos. Ačiū jums, iki.